Sveiki, aš esu Rasa Vilkienė. Noriu pristatyti naujos kartos roller masažo aparatus. Šią naujovę siūlau išbandyti kartu. Įjungiame aparatą ir matome aparato pultelėje užrašytą programą standartinis. Dabar aš jums pristatysiu, kaip reikia paleisti programą. Pultelėje matome programą standartas. Užfiksuojame, pasirenkame laiką, mes renkamės 15 minučių, užfiksuojame infraraudonuosius spindulius ir atliekame masažą. Limfodrenažinius masažus mes pradedame atlikti nuo kojų pėdų. Kojų pėduose yra daug receptorių, kurie aktyvuoja mūsų vidinius organus. Sekantis pratimas yra atliekamas kojų blauzdom. Atpalaiduoja blauzdų raumenis, galima formuoti gražias blauzdas, aktyvina kraujotaką. Sekantis du pratimai skirti viršutinės ir apatinės šlaunies dalims. Mes masažuojame jį iš apačios į viršų. Penktas pratimas masažuojame šlaunų priekį. Pratimas gali atlikti būti dvejopos, rankos šalia arba rankos ant kėdutės. Šeštas pratimas atliekamas išorinė šlaunies dalis. Galima daryti pratimą atsisėdus arba atsistojus. Visą laiką stimuliuojame. Septintas, masažuojame vidinę kojos dalį. Kiekvieną kartą atliekant reikia pradėti nuo dešinės pusės, paskui atlikti kairę. Masažuojame pakaitomis tai vieną koją, tai kitą. Aštuntas pratimas, masažuojame viršutinės sėdmens dalis. Devintas pratimas, masažuojame pilvą. Dešimtas pratimas, masažuojame dešinį ir kairįjį šoną. 11 pratimas, masažuojame nugarą. Atsiremiame tiek rankomis, tiek nugarą. Likus 30 sekundžių galime pasistumti į priekį ir masažuojame pečių juostą. 12 pratimas, masažuojame rankų plaštaką ir rankas. Dešinę ir kairę.